Sveika, sveika. Šiandien noriu pakalbėti apie nuvertinimą. Nuvertinimą. Kaip mes nuvertinam viens kitą. Žmona nuvertina vyrą. Vyras nuvertina žmoną. Tėvai nuvertina vaikus. Senolis nuvertina vaikus. Dėdė nuvertina vaikus. Kaip kiekvienas mes nuvertinam viens kitą. Ir kaip išeiti iš to viso. Mes čia pas mane TikTok'e įsikalbėjom su vyruku. Vyrukas parašė, nieko nėra, kaip jis parašė, viskas yra verta, nieko nėra neverto. Viskas yra verta, nieko nėra neverto. Čia labai gili prasmė ir aš apie tokius gilius dalykus mėgstu pakalbėti. Pakalbam. Aš šitokį seriją padariau įrašų TikTok'e, kaip vaikus nuvertina tėvai. Tėvas, senolis, dėdė, kaip muša juos. Yra labai liūdna ir žiauru, kad taip vyksta. Mes visi esame išėję iš tos sistemos, iš vienos didžiulės sistemos pavadinimu Tarybų Sąjungo. Tenai buvo labai tokie nesveiki santykiai tarp šeimoje. Tiesiog šeimoje. Taip jau praėjo labai daug metų, bet ėmė ir dingo visą tai. Dabar vis dar vyksta. Tėvai muša vaikus, nuvertina vaikus. Kokia tu čia esi, kaip tu čia atrodai, niekas tavęs į vyrus neims. Kaip tu čia dabar, ką tu čia dabar darai, koks tu kvailas, kaip tu čia žaidi dabar, kaip tu čia atrodai, iš tavęs nieko gero nebus gyvenime. Arba netgi, jeigu kokia nelaimė būna, netgi muša tėvai, dėdės, senoliai vaikus. Ar ne taip yra? Dabar viskas vyksta, bet čia visam pasauliu taip yra. Yra tokių šalių, kur dar žiauriau yra negu pas mus Lietuvoje. Arba Tarybų Sąjungai buvusiai, arba Rusijoje, arba visur taip pat yra. Visur yra nuvertinimas žiaurus vaikų. Tiesiog tėvai nuvertina vaikus. Kaip taip gali būti? Kaip taip gali būti? Ar tu įsivaizduoji, kokia yra sąmonė pas tėvą ar pas motiną, kad nuvertina savo vaiką? Ir visaip gali nuvertinti. Čia visaip nuvertinimas yra. Fizinis nuvertinimas, tai čia yra žiauru, labai žiauru. Tokia žiauri forma. Yra ir psichologinis nuvertinimas. Yra ir finansinis nuvertinimas. Yra tokie visokie dalykai. Tų formų yra daug. Smurtas visoksai. Įsivaizduoju, kokia būsena yra tėvų. Taip, yra nuostabių šeimų yra. Ir aš ploju jiems, tikrai ploju jiems, ir yra nuostabių šeimų, ir tėvas, ir mama, ir kaip myli savo vaikus. Ir aš žinau, moteriškė čia TikTok'e yra. Jinai tiesiog švyti, kiekvienam savo įraše, jinai negali užčiaupti savo burnos ir šypsenos. Jinai švyti tiesiog. O dėl ko? Jinai pati pasakoja. Dėl to, kad jos šeima ją mylėjo taip, kaip patį brangiausią dalyką ant tos planetos, ant tos žemės. Taip ją gerbė, taip mylėjo, taip
už ją ėjo, taip plojo jai. Tiesiog aš dabar galvoju, tiesiog kažkoksai toks atvejis, kur tokia maža šviesytė tokiam visam, tokiam pilkam pasaulyje. Ir tą šviesą reikia uždegti, tą šviesytę reikia uždegti, tą žiburį reikia uždegti visiems mums. Tą žiburį reikia visiems mums uždegti. Kaip jinai, kaip to šeima. Aš nekaltinu čia nei vieno, kas nuvertino savo vaikus. Mane mama irgi nuvertino, mane senolis irgi nuvertino. Tėvukas buvo ramus, labai, labai gerai. Čia yra sistemos kaltė, noriu pasakyti, kad jie yra kaip ir tokie sistemos aukos, kurie muša savo vaiką. Aš nenoriu sakyti, kad jie nekalti, kaip galima mušti savo vaiką, ne? Nors jisai pridirba kažkokių nesąmonių, ar braškės pavogė, ar kažkokį stiklainį, arba vazą sudaužo, arba įbrėžia mašiną, bet, tai kas yra verta, ar kas yra neverta? Ar tavo mašina yra verta tavo pasaulinio dėmesio, ar tavo vaikas yra vertas pasaulinio dėmesio? Ir kad reikia jį mušti, arba šaukti ant jo, ar barti. Aš tą turiu omeny. Čia nėra jokio pateisinimo mušti vaiką. Taip, čia yra sistemos kaltė ir yra labai labai didelės programos, kurios veikia iš įtarinio lygio ir dėl to tas tėvas, senolis ar dėdė tiesiog neišlaiko savo sąmonės, kad turi mušti vaiką. Tiesiog neišlaiko, jam neleidžia. Yra tokia stipri jėga eterinėme lygyje, kitame išmatavime, kad tiesiog neina jam susilaikyti ir jisai turi barti tą vaiką ir mušti. Jeigu įdomu, aš čia kelius įrašus padariau iš mano, kur tik tokie vyrukai ir moteris parašė komentarus ir aš jos apie tos komentarus pakalbėjau giliau. Jie patys pasakojo, mane nuvertino tėvas, mane nuvertino dėdė, mane nuvertino senolis. Jie patys parašė, čia ne aš. Ir tai beveik visi mes užaugom su tokiu nuvertinimu. Jeigu nebuvo fizinio nuvertinimo, tai buvo psichologinis. Kas tu toks esi? Ta prasme, kaip tu atrodai, ką tu čia darai? Nieko tu nepasieksi, tu esi kvailas, tu esi durnas, nieko tu nemoki, nieko tu nežinai, nieko tu neišmanai, kaip tu čia atrodai, kokia murzina, kokie tavo akys, kokie tavo plaukai, kokias tavo kojas, kokias tavo pirštai. Tai psichologinis smurtas, nuvertinimas. Visokių tokių šūdų. Nebūtinai fizinis, žinai, fizinis čia jau yra ekstremalu, čia jau tikrai yra su baškom negerai, nei tėvui, nei senoliui, nei dėdei. Tikrai su baškom jau yra negerai, reikia kreiptis ir kuo greičiau pas psichologą. Arba pas daktarą kokį. Eik, blet, pašnekėk su kuo nors, pakalbėk, sakyk, man negerai kažkas, aš negaliu laikytis, man, kai vaikas kažką padaro, man agresija sukyla, aš noriu jį auklėti ir mušti ir šnekėti negražiai ant jo. Eik, blet, pašnekėk su kuo nors, gal biškį atsipalaiduos makaulė. Kaip tu gali, blet, vaiką mušti? Čia yra biškį sudrebink makaulį savo, gal makaulį savo.
Kaip taip galima daryti? O mes vertinam daiktus. Daiktus vertinam. Pinigus vertinam. Daiktus. Mašinas. Agregatus virtuvės. Vazas. Butelius. Kažkokius daiktus virtuvėje ar kambaryje, kur vaikas netyčia kažką tai padaro. Reikia rėkti ant viso namo, kad kažkas negerai su juo. Kaip Jonas parašė, žinai. Viskas yra verta. Nieko nėra neverta. Čia nereikia eiti į kraštutinumus taip pat. Mes, žmogus yra vertas tavo dėmesio, žmogus. Ir ko geriausio dėmesio. O daiktai, jie negyvi, jie yra daiktai, jiems neskauda. Vaza, ar mašina, ar ten traukinys, ar tenai raketa, ar agregatas kažkoksai virtuvės, ar ten kilimas, ar siena, ar kažkoks daiktas iš namų, žinai. Jie negyvi yra. Nueisi ir kitą nusipirksi. O vaiko nenusipirksi kito. Ir jisai užauga, taip pat su savo vaikais taip elgsis. Kaip nedaeina jums, blemba? Ar ne taip yra? Yra ir nuostabi viena mergina parašė, sako, wow, ką jinai parašė, kaip faina, kokį komentarą parašė, aš irgi padariau įrašą su jos komentaru. Sako, aš taip irgi užaugau, sako, nuvertino mane tėvai. Bet dabar, sako, dukra, sako, aš taip nesielgiu su savo dukra. Dukrai sakau visą laiką, aš tave myliu, aš tavim džiaugiuosi, aš tavim didžiuojuosi, aš tave palaikau viskuo, aš tiesiog myliu tave. Ir dukra jai automatiškai iš karto sako, kokia tu mama graži, kokia tu nuostabi. Va čia yra pagrindas. Reikia palaikyti vaiką, palaikyti. Tas vaikas yra protingesnis už tave. 2 metų vaikas yra protingesnis už tave, jeigu tu jį nuvertini. Aš žinau, čia taip eina iš kartos į kartą. Jeigu tau 40, 60, 80, tavo tėvai ten, nežinau, arba jau mirė, arba ten jiems 60, 80, apie 100, ką jie gavo iš savo tėvų, ką jie gavo, ką toliau kartą, kas ten buvo už prieš 50 metų. Prieš 50 metų, kiek dabar yra, 206, 50, tai bus kiek? 25 dabar skaitykim, 26, 25 ir dar 25, tai 70 kažkur metai ir 70, tai čia visai nesenai dar. Čia visai dar nesenai buvo. O jeigu ten, kur žmonės gimė kokiais, netgi ne 70, kokie 50, 40, dar anksčiau. Tai kas tenai buvo per laikai? Ten iš viso, apie jokią meilę ten nei buvo, nei protų suvokiama. Įsivaizduoju, ką mes dabar laikė. Ir dar vyksta vaikų nuvertinimas. Žiauru. Dėl to ir dėl to nuvertinimo taip užaugamės, nežinodami, ką daryti, nežinodami, kaip gyventi. Tiesiog mes nežinom, kaip gyventi. Kai mes užaugam taip, kurie buvom nuvertinti beveik visą gyvenimą. O jeigu mušamidai buvom, tai iš viso. Persigandę, programą prisirinkę, susikaustę, užsirakinę, apsaugos susidėję,
Mažiukai vaikai, kai jį muša, kai jį skriaudžia, jis įsigąsta, jis į apsaugą susideda ir ta apsauga išlieka visą gyvenimą. Ir taip nugyvena. Tu galvoji, tas vaikas, kurį kas nors muša, arba dėdė, arba tėvas, arba senolis, tu galvoji, tas vaikas rūpinsis tavim? Viskas. Nebesirūpins. Bet mėgstu aš užbaigti savo įrašus teigiamai mėgstu užbaigti. Pasakysiu, kad noriu pasveikinti visus ir su tuo mūsų pasauliu, kuris keičiasi, kur vis mažėja smurto ir nuvertinimo šeimose ir atsibunda žmonės, atsigauna, pamato, kad taip negalima elgtis, taip negalima gyventi, nebegalima gerti alkoholį, nebegalima šaukti ant vaikų, nebegalima ten to daryti. Atsibunda žmonės, keičiasi, paprasčiausiai keičiasi žmonės, atsibunda, tas toks žodis keistas irgi, šį irgi dažnai vartoju, bet keičiasi žmonės dėl to, kad energijos pradeda kitokios, ne kitokios, o sutaisytos yra ir paleistos į mūsų pasaulį tikros energijos ir jos paprasčiausiai veikia žmogų teigiamai, labai teigiamai ir kas prisitaikys prie tų energijų, tiesiog jaus euforiją ir džiaugsis gyvenimu. Ir nereiks jokių pašalinių ten alkoholio ar ten priklausomybių, kad jaustųsi gerai. Tiesiog greitai bus toks laikas, kai žmogus tiesiog jausis gerai, būdamas čia, žinai, čia ir dabar, žinai, šitame pasaulyje, šitame ant tos žemės, žinai. Ir labai keičiasi, pasaulis jaučiasi labai stipriai ir bus viskas nuostabu, vertinkim viens kitą labai stipriai, labai aukštai, mylėkim viens kitą, ypač šeimos. Ar tu esi sakęs kada nors savo vaikui, kad aš tave myliu? Ar tu esi sakęs? Pasakyk. Tu esi, pavyzdžiui, sakęs savo mamai, kad aš tave myliu, mam? Arba tėvui, aš tave myliu? Tu esi kada nors sakęs? Nelabai. Tai va, pasakyk. Arba jeigu sunku, aš žinau, man irgi buvo sunku. Aš visiškai daugiau negu pusę gyvenimo pragyvenau ir pasakiau tik tada mamai, kad aš tave myliu. Arba tėvui, aš tave myliu. Kaip jie gyvena, kaip jie supranta, čia jau kita kalba. Jie yra atšokę, jie taip ir išeis, nesupratę daug ko, žinai. Nes pasaulis žiauriai stipriai pasikeitė ir senesni žmonės, vyresni žmonės, kuriems yra, nežinau, ten 60, 70 daugiau, ten sunku jiems labai suvokti tą pasaulį, kuris pasikeitė. Tiesiog sunku suvokti jiems bus, žinai. Bet viskas gerai, čia irgi yra gerai, čia viskas tiesiog tikrai yra dėl to gerai. Nes taip yra, tiesiog taip yra, žinai. Bet pasakyk savo mamai, tu prasme, jeigu dar neina tau balsu pasakyti motinai ar tėvui, aš tave myliu, kokie jie ten bebūtų, žinai, nesakyk kol kas. Sakyk savo mintise sakyk. Įsivaizduok motiną arba tėvą ir apkabink jos. Vieną ar kitą, žinai. Ir sakyk savo mintise, aš tave myliu ir viskas. To tai reikia. Pamatysi, kokias pradės tavo emocijos kilti. Jeigu kam sunku, visiškai suprantu. Čia nėra lengva pramušti tą emocinį šleifą, tą emocinį tokį barjerą. Pipies kaip yra sunku. O ypač jeigu tėvai nuvertino vaikus. Bet jo, viskas eina į gerąją pusę. Mūsų žemė, mūsų pasaulis labai stipriai keičiasi. Turbūt jau pastebėjai paskutinius visus 25 ir dabar tos 26 visus. Labai stipriai keičiasi,
tiesiog visa sistema ir mums reikia tą išlaikyti. Kuo daugiau žmonių tai supras, aš nebenoriu tos nesąmonės. Aš noriu šito. Pasirinkimas, supranti? Pasirinkimas. Ir tuo greičiau mūsų pasaulis bus laisvas. Labai paprasta, tik tais mūsų makaulis biški yra užcementuotos, kad dažnai neina pastebėti, kas yra kas. Labai taip paviršutiniškai, žinai, taip paviršutiniškai galvojam apie save ir daugiau nieko nematom, žinai, nieko daugiau nematom. Oi, aš noriu, kad mane mylėtų, man reikia meilės, aš noriu daug pinigų, man tas nepatinka, man tas patinka, viskas man. Jo, tai linkiu visiems vertinti save, vertinti savo šeimos narius ir po truputį pamatysim, koksai bus nuostabus mūsų gyvenimas ir pasaulis. Ir ne taip. Taip, viskas yra gerai, viskas eina gera linkme ir tikrai viskas bus gerai. Čia mums labai didelė neįkainojama patirtis kaip sielai ant šitame laike ir viskas bus nuostabu. Jeigu kas suprantat, apie ką kalbu, spauskit visus mygtukus, persiųskit draugui ir pasidalink video su draugu, ar su drauge, ar su vyru, ar su žmona. Ir jeigu rezonuoja, prisijunk, kad nepamestum manęs iš internetinės erdvės. Pasimatysim, labai malonu su visais pasigirdėsim labai greitai. Iki, čiau.